Pati teatro pradžia tai vis tiek siejama su Vilniaus universitetu arba dar tuo metu Vilniaus kolegija, nes pirmieji mokslo metai, kai jėzuitai įsteigė Vilniaus kolegiją 1570 metais, prasidėjo kaip tik komedija, kaip žinom iš šaltinių, Stefano Tucci komedija Heraklis. Bet taip, valdovų rūmai yra labai reikšminga vieta mūsų teatro istorijai ir ta teatrinė veikla šitoj teritorijoje prasidėjo jau 17 amžiaus 4 dešimtmetį. Žinoma, apie ją dabar nemažai ir, sakyčiau, valdovų rūmų dėka šitie klausimai yra pakankamai ištyrinėti, išleistas puikus leidinys apie operų pastatymus šitoje teritorijoje ir laiks nuo laiko čia vyksta renginiai susiję su senaja muzika, tai manau, kad tikrai jau esam savo kultūrinė atminty šitą faktą suvokę ir juo didžiuojamės. Na, spektaklių fenomenas, jisai susijęs apskritai su bendra Lietuvos-Lenkijos valstybės, su Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija. Ir čia šituose rūmuose teatriniai tokie vaidinimai, teatralizuoti karnavalai vyko jau nuo 16 amžiaus pabaigos. Bet tokie, veikalų pastatymai, jie iš tikrųjų jau čia pradėti ruošti šiek tiek vėliau. Kalbant apie ištirtumą, tai tikrai ir šiandien remiamės muzikologų Vytauto Povilo Jurkšto ir ypatingai Jūratės Trilupaitienės tyrimais. Ir tai, ką šiandien žinom, tikrai už tas žinias galim jiems padėkoti. Kaip skaitom ir šaltiniuose, ir jų parengtuose tyrimuose, operos iniciatorius buvo Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas IV Vaza. Su opera jis turėjo progų susipažinti dar 1625 metais, kai dar nekarūnuotas nuvyko į Florenciją ir jo garbei buvo pastatyta Francesco Scaccini opera Ruggiero išlaisvinimas iš Alčino salos. Matyt, būsimajam karaliui šitas reginys padarė milžinišką įspūdį, kad jis nusprendė grįžęs į tėvynę irgi šitą veiklą įtvirtinti ir inicijuoti. Šiandien mes kalbam apie operų pastatymus, bet senuosiuose libretuose tai yra drama per muziką. Būtent šitaip šitie kūriniai yra įvardyjami. Tik vėliau, jau norėdami pritaikyti, ieškoti tam tikro atitikmens, mes pradėjom vartoti operos terminą. Tai pirmasis toks veikalas buvo pastatytas Krokuvoje 1618 metais. Karalaičio Vladislovo pergalė Valachijoje, jei neklystų, vadinosi šitas veikalas. O tais pačiais metais ir Varšuvoje, karališkoje pilyje, karališkose rūmuose buvo parodytas pirmasis operos pastatymas arba pirmoji drama per muziką Galatėja. Tai jeigu jau grįžtume į valdovų rūmus, tai pirmasis spektaklis, kuris čia buvo parodytas, buvo 4. iš eilės Vladislovo IV Vazos inicijuotas scenos kūrinys. Nes Varšuvoje po Galatėjos dar buvo parodytos operos Judita, Dafnė, ir Elenos pagrobimas jau yra 4. veikalas ir jis buvo pastatytas būtent čia valdovų rūmuose ir jį žiūrovai pamatė 1636 metų rugsėjo 4 dieną. Šiandien kalbamės būtent šitą dieną, įdomus sutapimas. Labai įdomus sumanymas, kuriame didelį vaidmenį atliko scenografija. Apie tai sprendžiam ir iš spektaklio liudininkų Albrechto Stanislovo Radvilos užuominų, taip pat popiežiaus nuncijaus Mario Filonardi ataskaitų, kurie pateikia daugiau ir informacijos apie tą spektaklį. Sakykime, žinom, kad Elenos pagrobimas
pagrobimas truko 5 valandas. Tai yra didžiulis monumentalus kūrinys ir apie tą monumentalumą liudija žiūrovai stebėjęsi scenografiją, dekoracijų kaita, scenos efektais ir kokie tie nelabai išsamūs liudijimai bebūtų, bet galim tikrai manyti, kad tai buvo puošnus, prabangus barokinio teatro pavyzdys. Na ir žinoma, apie šituos pastatymus mums medžiagos teikia patys spektaklių libretai. Autorius visų šitų kūrinių buvo Virgilio Pučitelli, italas. Jos visos buvo dainuojamos, vaidinamos, recituojamos italų kalba. Na, dėl kompozitoriaus sunku pasakyti. Jūratės Trilupaitienės nuomonę, sunku būtų teikti, kad koks vienas kompozitorius muziką rašė, galbūt daugelis dalyvavo, keli dalyvavo kompozitoriai šituos libretus įgarsinant, bet veikiausiai Elenos pagrobimą vis dėlto didžiausias nuopelnas Elenos pagrobimo buvo kompozitoriaus Marko Skaki. Šitiems spektakliams scenografiją, kaip žinoma, sukūrė architektas, inžinierius, scenografas Agostino Loči. Ir tai, kad scenovaizdžiai buvo iš tikrųjų neeiliniai, ypač prašmatnūs, sprendžiam ir iš amžininkų prisiminimų, bet taip pat ir iš libretų. Visi libretai yra išlikę ir juos puikiai į lietuvių kalbą išvertė italų kultūros žinovas Dainius Būrė. Ir šitie libretai yra prieinami, jie išleisti Valdovų rūmų leidinyje apie operą. Ir šiandien mums yra puikus šaltinis susipažįstant su to laikotarpio dramaturgija, bet ne vien su šią sritimi, bet taip pat ir su scenografija. Ir man kaip šokio istorijos tyrinėtojui taip pat labai įdomu aptikti šituose libretuose pažymėtus šokių intarpus, kai šoka pažai, kai šoka furijos ar kiti veikėjai, kurie dalyvauja šituose spektakliuose. Na ir dar, kas įdomu paminėti, kad šitame librete, pirmosios operos librete, Elenos pagrobimo librete, pabaigoje yra žadama, kad šitie Agostino Loči piešiniai bus išgraviruoti ir išleisti ir jie kur kas geriau perteiks tą nuostabų vaizdą, kurį matė žiūrovai, negu kad žodinis jų perpasakojimas. Gaila, bet šitų piešinių nėra iki šiol aptikta, galbūt jie kur nors yra saugomi, piešiniai ar raižiniai, ir gal mūsų laukia dar kada nors tikrai toks labai svarbus atradimas susijęs su Valdovų rūmuose statytų operų istorija. Na, o kiti spektakliai, dar 2 spektakliai čia buvo pastatyti. Tai 44 metais kovo pradžioje buvo pastatytas spektaklis ar opera, ar drama per muziką Andromeda. Na ir paskutinysis veikalas, Apviltoji kirkė, buvo parodytas 1648 metais balandžio 16 dieną. Šitas spektaklis, įdomu, kad buvo pakartotas dar vėliau balandžio 25 dieną. Visi tie spektakliai turėjo tam tikras progas, jie buvo dedikuoti vienam ar kitam įvykiui ar kilmingo žmogaus pasirodymu, sakykime, paskutinysis Apviltosios kirkės pastatymas pirmasis buvo dedikuotas antrosios Vladislovo IV Vazos žmonos Marijos Luizos Gonzagos atvykimui į Vilnių, o tas pakartojimas buvo dedikuotas vieno iš Radvilaičių berods gimtadieniui. Ir taip pat dar įdomu paminėti, kad būtent čia Vilniuje ir nutrūko ta karališkosios operos tradicija, nes Apviltoji kirkė buvo paskutinysis spektaklis iš tų 12-13 priskaičiuojama, nėra tikslaus skaičiaus nustatyta, kiekgi vis dėlto Vladislovas IV Vaza inicijavo tų pastatymų Varšuvo ir Vilniui, bet apie 14, sakykime, tai Apviltoji kirkė buvo paskutinysis pastatymas, nes šiek tiek
daugiau nei mėnesiui praėjus po Apviltosios kirkės parodymo, karalius Vladislovas IV Vaza Merkinėje mirė ir operų statymo tradicija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje, Lenkijos karalystėje silpo ir galiausiai nutrūko. Na, dėl erdvės yra dvi nuomonės. Tai viena jų ir populiariausia, manau, kad galim ir matyti čia. Manoma, kad šitie spektakliai buvo rodomi Valdovų rūmų kieme, pastatant atitinkamas reikalingas architektūrinės konstrukcijas, sceną, įrengiant vietas žiūrovams, galbūt pridengiant kiemą kokiams tai, nežinau, drobėmis ar audeklais, kad būtų apsaugoti vaidintojai ir žiūrovai nuo kokio tai blogo oro sąlygų. Bet tai yra nuomonė. O dar viena nuomonė, kurią palaikė, išsakė ir gynė Vytautas Povilas Jurkštas, kad spektakliai vis dėlto buvo rodomi uždarame kokiame tai uždaroje patalpoje, kažkokiai tai salėje, bet, kiek žinau, nenustatyta vis dėlto, kur tiksliai. Tokia tąsa galėtų būti mūsų dvarų teatrai. Bet dvarų teatrų istorija prasideda gerokai vėliau, jau sakyčiau, po maždaug 100 metų, kai pirmuosius spektaklius pradeda statyti savo rezidencijoje Uršulė Pranciška Radvilienė, maždaug 18 amžiaus viduryje, kai kiti mūsų didžiūnai, Oginskiai, ten Tyzenhauzai ir kiti pradeda savo rūmuose kaupti ar kviesti, kurti muzikantų, aktorių, šokėjų trupes. Ir dvarų teatrų tas klestėjimo laikotarpis yra 18 amžiaus antroji pusė, kai tikrai yra labai daug medžiagos išlikusios apie šitą veiklą. Ir ten irgi buvo statomos operos, ir operos, kurios tuo metu buvo populiarios didžiuosiuose Europos teatruose. Taip pat buvo kuriamos operos, žinome, kad ir pats Mykolas Kazimieras Oginskis, Slanime turėjęs didžiulius operos rūmus, pats buvo kompozitorius, rašė operinius veikalus. Tai čia jau būtų vėlesnis laikotarpis ir, nežinau, ar galime jį sieti su Vladislovo IV Vazos ta teatro veikla, nors sąsaja galbūt būtų ta, kad kaip ir karaliui, taip ir mūsų didžiūnams opera, teatras apskritai buvo ir tam tikra kultūrinė veikla, tam tikra savo galios, savo turtų parodymo veikla. Ir jie, statydami tuos spektaklius, didžiavosi prieš tuos, kurie būdavo pakviesti jų pažiūrėti, savo ir intelektu, savo išprusimu ir savo galimybėmis, finansinėmis galimybėmis tuos spektaklius tinkamai parodyti ir žiūrovų susirinkusius nustebinti.